Sveiki! Šiandieną lankomės įmonėje, kuri yra įsikūrusi Klaipėdoje ir užsiema laivų aptarnavimu. Įmonė yra JPS ir apsilankysime joje, pažiūrėsime, kuo užsiema, ką daro, gal netgi teks padalyvauti darbo eigoje. Eime, pažiūrėsim. Čia greičiausiai bus sandėliai. Eime, pažiūrėsim, pro kurias durys įeisime į vidų. Gal čia ofisas? O, žiūrėkit, mes matome jų transportą. Yra automobiliai, į kuriuos pateksime šiandieną, galbūt netgi pabandysime padaryti krovą ir vyksime iki laivų. Ar tikrai tai pavyks? Netrukus sužinosim. Tuoj. Aš labai tikiuosi, ofise bus tikrai šilčiau nei čia lauke. Klaipėdoje vasara visada yra šalta. Labadiena! Labadiena. Sveiki gyvi, gražiai įsikūrę. Malonu. Kęstas. Viačeslavai, gera matyti, kaip suprantu, direktorius esat, ar ne? Na, direktoriau, papasakokite, kuom jūsų įmonė užsiema? Mes aptarnaujame laivų. Viską, ką reikia laivams, įgulų nariams, maistas, ūkinės prekės, paslaugos, vizos. Viską, ko reikia jūreiviui dirbti, saugiai dirbti, gyventi laive. 3 mėnesius, 5 mėnesiai. Supratau. Viską aprūpinat pilnai ir tas žmogus, kuris ten gyvena, jis gauna iš jūsų absoliučiai viską, ne? Beveik galima pasakyti, kad 100%. Direktoriu, aš matau, viskas čia labai gražu, viskas gerai. Gal mes galim apžiūrėti, gal pradedam dirbti, gal važiuojam į laivą, aš noriu ir pavairuoti ir automobilį. Jūs turite automobilių? Taip, ir ne vieną. Ir važiuojate ir vežate, o jūs pats vežate prekes? Šiuo metu ne. Ne, o aš galiu nuvežti. Prašau. Šiandien galiu nuvežti. Į kokį laivą mes važiuosim, aš nežinau, bet aš manau, kad mes pamatysime vieną iš laivų, kuris bus pakrautas ir kažkur išplauks, kažkur aplankys kitas šalis. Aš prisidėsiu prie šito darbo ir pažiūrėsime, kaip tai atrodo šiandien. Važiuojam. Direktoriau, rodykit, kur sandėlys. Prašau. O dabar bus. Leidimas gautas. Leidimas gautas. Super. Direktoriu, tai aš suprantu, nebetrukdysiu jūsų, aš einu tenai, mane kažkas turėtų pasitikti ir parodys, kaip dirbti, gal... Tik būtinai šalmas. Šalmas ir visus saugumo priemonės turi būti uoste. Uoste, ar ne? Gerai, klausom direktoriau, supratau, viskas, ačiū, kad priimat vieną dieną į darbą. Važiuojam pažiūrėti. Gerai, sėkmės. Na, o dabar prasideda darbai. Labą dieną! Viačeslavas sakė ateiti pas jūs, sakė, lyg tai parodysit, kaip čia kur ką dirbti, ką daryti. Gal bandom pakrauti, sakė, lyg tai laivą net pamatysim. Prašom, pirštinės. Taip. Renkitės. Renktis ką, viską. Renkitės viršų ir laukia jūsų prekės. Bandom. Pirštinės matau tikrai laukia šalta. Taip, prašom. Labai gerai. Ir turim šiandien daug darbo. Kraunam. Palaukit, aš dar pabandysiu pažiūrėti ir... Ar ne per mažas? Nu, ne, kaip tik. Ar aš normalus galėsiu krauti, panešiu? Taip, turim liftiorą, padės. Ačiū. Gerai, važiuojam, rodykit. Taip, o čia galim gal pasiimti čia į mašiną? Ne? Sapai. Gerai, einam, rodykit, ką čia reikėtų daryti. Turim porą palečių. Nuvežti į laivą. Jo, nuvežti į laivą. Pagal dokumentai čia ir yra suruošta viskas. Šį čia viskas, ar ne? Taip, viskas yra čia suruošta. Tai čia reikia nešti į viską į mašiną. Taip, vyniojam ir pakuojam į Vyniojam, mašiną. gerai. Pradedam viską nešioti į automobilį ir pabandom. Žiūrėkit, čia jums? Ne, tai mes taip nenešiojam. O kaip? Paėmėm su palėtė ir pakeliam. Rimtai? Tai dedam atgal, tada aš taip pratęs, aš tai nežinau. Nes va, matai, yra toks aparatas pas mus. O Dieve. Gal parodysit, kaip čia darosi viskas? Tai toks aparatas ir su juo mes ir kraunam mašinas. Šitą, ne? Labai gerai, tai aš irgi čia galiu atsistoti. Jo, gali drąsiai. Važiuojam. 500 kg. Na, kaip matėte, mes buvome maisto prekių sandėlyje. Pasikrovėme ir netrukus tikrai važiuosime į laivą. O čia mes randamės akcizinių prekių sandėlyje, taigi JPS įmonė turi ir tokias prekes, kurios yra šiame sandėlyje. Taigi,
kuom tik jie neužsiema, šaunuoliai. Viskas, važiuojam? Važiuojam. Nu ir kur dabar? Tiesiai į laivą. Tai mes artėjame prie uosto teritorijos ir uosto teritorijai filmuoti nelabai galima, bet pasistengsime nufilmuoti laivą ir kaip krausim. Nu ką, kraunam? Kraunam, įmam dėžės. Į šitą laivą? Į šitą, taip. Ais. It's for you! Okay. Bye. Mes pakrovėm. Aišku, čia bus dar daugiau krovimo, tikrai ten yra pilna prikrauta prekių, bet mes nufilmavome ir patį laivą, ir kaip tai viskas vyksta. Wow, teritorija yra didelė, yra daug laivų. Mes gavom leidimą nufilmuoti, kad parodyti jums, kaip atrodo pakrovimas. Štai toks kelias nueina, kai nori pakrauti į laivą prekes, kurios yra reikalingos jūreiviams. Taigi, JPS daro viską nuo iki ir tikrai galite būti jų klientai. Laivas išplauks, nežinau kur, bet mes važiuojame toliau, nes negalime trukdyti darbų. Ačiū, ate!